Šaltuoju metų laikotarpiu organizmą stiprinti reikia nuolat. Jo labiau, kad farmacininkai mums vis pasiūlo naujovių. Dabar trumpai priminsime, kuogi naudinga Lietuvoje užaugintų melsvadumblių spirulina, kaip ji gaminama ir kaip veikia mūsų organizmą. Ieškote natūralių sveikatą stiprinančių preparatų? Tuomet pabandykite maisto papildų Spirulin L. Tai iš Lietuvoje užaugintų melsvadumblių spirulina platensis gaminami maisto papildai. Užauginta spirulina šviežia patalpinama į fruktozės sirupą. Tai vienintelis pasaulyje žinomas būdas išsaugoti daugiausia vaistinių ir maistinių spirulinos savybių. Tuo tarpu džiovinama spirulina praranda apie 20% naudingų medžiagų. Šviežią spiruliną fruktozės sirupe augalų ekstraktais praturtina švenčionių vaistažolių fabrikas. Sakoma, kad reguliariai vartojant spiruliną įmanoma užkirsti kelią daugeliui ligų. Šitas augalas yra senai žinomas ir naudojamas ne tik tais Lietuvoje, bet jis praktiškai naudojamas visam pasaulyje, ypatingai Japonijoje. Japonijoje ten jį daug gamina ir daug naudoja mityboje ir gydymo reikalams. Spirulina, lietuviškai plokščioji vingrūnė, išties unikalus mikrodumblis. Jis turi sukaupęs daugiau nei 50 žmogaus organizmui reikalingų biologiškai aktyvių medžiagų. Kadangi jisai turi daug veikliųjų, biologiškai veikliųjų medžiagų, tai jau ir veiklus, ir yra poveikis yra platus. Mes norėčiau atkreipdėmėsi pirmiausia, tai kadangi jis mažina cholesterolio sintezę organizme, tai reiškia tuo pačiu jisai veikia širdies ir bendrai visą kraujotaką. Jisai mažina kraujo spaudimą, bet to veikia, reiškia, jisai nervų sistemą gerai veikia. Gerai veikia virškinimo sistema, o virškinimo sistema dėl to gerai veikia, kadangi jie net regeneruoja virškinimo mikroflorą, o mikroflora turi didelį poveikį, mes jau visi žinome, didelį poveikį žarnyno funkcijai pagerinti. Sportuojantiems spirulina padeda išsaugoti fizinę formą, padeda atstatyti audinių ląsteles, užtikrina įvairiapusį raumenų darbą, mažina fizinį nuovargį. Asmenims, kurių mityba nepilnavertė, tiems, kurie laikosi dietos, taip pat patariama reguliariai vartoti spiruliną, nes jį pagerina maisto sudėtį, normalizuoja medžiagų apykaitos procesus. Vaistinėse galima rasti 4 rūšių maisto papildų Spirulin L. Kiekvienoje pakuotėje patogiausiam vartojimui dienos dozėmis sunormuota spirulina atskiruose pakeliuose. Spirulin L Original skirtas imunitetui, virškinimo sistemai, kepenų veiklai, organizmo valymui, cholesterolio kiekiu reguliuoti. Spirulin L Energy Plus energijai, imunitetui, aktyviai gyvenantiems, daug dirbantiems ar intensyviai sportuojantiems žmonėms. Spirulin L Junior vaikų organizmo stiprinimui, kraujo gerinimui, aktyvumui balansuoti. Spirulin L Senior vyresnio amžiaus žmonėms, regėjimo aštrumui palaikyti, vidiniai pusiausvyrai, cholesterolio kiekiu reguliuoti. Spirulin L papildų ieškokite gintarinėse, Norfos, Baltijos vaistinių grupės ir Litfarmos vaistinėse.